Mano kolegų vykdomas projektas vadinasi Patriotizmas ir tolerancija. Tai yra demokratiškumo projektas ir jis vyksta Lietuvoje ir Turkijoje. Tai reiškia, kad mes nesusitiksim kartu, bet tos pačios veiklos bus vykdomos Lietuvoje ir tos pačios veiklos bus vykdomos Turkijoje. Mes esame sukūrę specialią metodologiją, kuri yra anglų kalba ir tikėkime, kad ji bus paskui panaudota ir kitose šalyse. O taip. Toks labai trumpai, jeigu galėčiau pasakyti, koks tikslas yra projekto, tai parašiau išskaidrinti sąvokas, kurios yra pavadinime projekto. Nes jau, kai parašiau tik tai va šitą užrašą, Edgaras pasakė, kad patriotizmas ir tolerancija dažnai gali būti nesuderinami ir kažkam atrodo, kad čia vos nepriešinas, nes patriotizmas maždaug arba tu Landsbergis, arba Skinas, kuris sako, kad Lietuva lietuviams ir kad čia visi varykit kiti, kurie nelietuviai iš čia, o tolerancija tai arba su gėjais, arba nežinau, tiesiog. Tai žodžiu, jie atrodo nesuderinami, šitie žodžiai, bet taip mes norim parodyti, kad taip vis dėlto nėra, kad tu patriotiškas gali būti nebūtinai vien tik tarp lietuvių, kad, žodžiu, kad skirtingos tautos yra gerai. Ir visas dalyviai kokie yra, tai 16-19 metų moksleiviai iš skirtingų tautinių grupių, pagrindė vien tik tai Vilniaus iš vis yra, skirtingų tautybių žydų, lenkų, rusų, lietuvių ir romų gaila neprisikvietėm. Kokios bus veiklos pagrindinės, tai visą šitą tikslą norim pasiekti per pažinimą, todėl veiklos bus taip iš labai plataus, siaurėjant link savęs. Tai pirma veikla jau įvyko, praeitą savaitgalį, tai buvo pažiūrėti, kaip Lietuva veikia globalizacija, kokios skirtingos tautos, kokie skirtingi pasaulį mus pasiekė. Tai ragavom skirtingų kultūrų maistą, klausėm muziką, žiūrėjom meną, diskutavom, tai žodžiu, pažinom aplinką, taip pat pavažinėjom po Lietuvą, pažiūrėjom, kokius kultūrinius, kitos tautos, ką yra palikę Lietuvoje. Kita veikla nusimato jau gegužės 8 dieną, tai bus orientacinės žaidynės, kurios vyks Vilniuje, tai kad pažintume geriau jau ne pačią visą Lietuvą, o jau konkrečiau Vilnių, kaip Vilniuje yra, nes Vilniuje yra pakankamai daug tautinių mažumų. Tai pažiūrėsim po Vilnių irgi, kokie tautinių kitų atstovai yra, ką palikę Vilniuje. Tada bus organizuojami susitikimai su politikais ir su nevyriausybinėm organizacijom, kad jaunimas galėtų pamatyti, kad jie gali būti veiklus ir aktyvus ir kad jie gali veikti, susipažinti su savo galimybę, žodžiu. Ir dar viena veikla labai faina, tai bus mokymai, tai jau grinai į save, pažiūrėti, kaip aš galiu ką daryti, savo viešąją kalbą, lavint, kūno kalbą ir taip ir. Taip, trumpai apie veiklas. Toliau, kaip mes save viešinsim ir skleisim, tai straipsniai, mes bendradarbiavom su Bernardinais LT ir Alfa LT. Ten kol kas tik tai vienas mūsų straipsnis yra, bet tikimės bus daugiau. Tada radijas. Radijas greičiausiai bus žinių radija, mes turėsim greičiausiai laidelę, vieną, ta prasme. Ir kame yra reikalas. Žinių radiją, tai atrodo, jaunimas gal nelabai ir klauso, bet mūsų tikslas nėra tik tai pasiekti vien tik jaunimą, bet ir platesnė visuomenė, nes šita problema kaip yra, ne vien iš jaunimo plaukia. Taip ir rimčiau pasieksim ir kitus, tikėkimės. Tada susitikimai, tai jau susitikimai vyko, jau mes buvom pas žmogučius mokyklose, kai mes rinkom dalyvius, tokius turėjom plakatus. Ir dar bus susitikimai taip pačių veiklų metu, kai mes, tarkim, ten tas nevyriausybinės organizacijas prasidinėsim ir panašiai, tai mes eisim į savivaldybės, susitiksim su politikais, tai, kad ir pamatytų mus plačiau visuomenė ir organizacijos, tiek ir šiaip žmonės. Tada plakatai, tai jau minėjau, jie taip atrodo. Jis kol kas tik vienas, jų daugiau yra, bet tik tai vienas rūšies. Tada kursim filmukus, bet čia bus jau pačioj pabaigoje projekto, kai jau praeisim visus šitos 5 etapus, kurie čia vyko. Ir jų dalyviai, kai supras, kaip čia kas jiems vyksta galvos, su šitais žodžiais arba kas nevyksta, tada jie nufilmuos filmuką, tada įdėsim į internetą, kur nors jau paplatinsime. Tada dar kažkur tarp šitų veiklų vidury bus užduoti tokie namų darbai, kai tie jauni žmonės, kurie dalyvauja, turės paruošti tokius mini pristatymus apie skirtingas kultūras Lietuvos, skirtingas tautas. Tai turės jie filmuoti, fotografuoti, vaikščioti po miestą, klausti, eiti į organizacijas, kurios rūpinasi tom visom tautinių mažumų reikalais visais tais, klausti praeivių tiesiog. Tai bus tokie, irgi tikimės
daugiau paskleisti tą taip asmeniškai, nes iš patirties supratom, kad tarkim tik plakatą arba tik užrašai nelabai reikia, kad reikia ateiti pačiam asmeniškai ir viską pasakyti, paaiškinti ir tada viskas atrodo daug aiškiau ir fainiau. Va. Super.